Labutis, nauja savaitė, naujas video, sveikinuosi su jum. Žiūrim, ką gero nuveikėm šią savaitę. Važiuojam šiandien sveikinti dėdės 80-mečio. Nu viskas, atvažiavom į naująją Akmenę. Švęsim dėdės 80-metį. Gerai prasideda šitą savaitę, bet savaitgalis. Bet labai karšta. Labai karšta. Gimėm, kur augom, kur žemė šventa, sustokime sesės ir broliai. Turim šiandien vyro sesę, pririnko šiltnamyje jau pomidorų, morkų ir virsim sriubą šiandien, žodžiu, daržovių. Turiu moliūgą, tai noriu sunaudoti. Dar reikia svogūnų pasiimti, svogūnai pas mus džiūsta daržiniai. Tai va, ir vėl viskas bus iš savo daržo. Nu kaip smagu yra, pavyzdžiui, ten ar sriubą, ar bet ką, troškinį daryti. Ir kai viskas yra pačios užauginta, nu pačių ūkyje, tai atrodo, kad nu kažkas wow. Tai va, ieškom čia tų svogūniukų. Va. O jau daržinė visas svogūnais kvepia. Nu, jau jie čia yra tokie galingi, kad ohoho. 2 svogūnų yra per akis. Jau net per daug 2 svogūnų. Na, kaip galva. Tai va, saulėtos dienos, karšta. Tai, nu, kai karšta nėra labai lengva išbūti tą karštį, tai dažniausiai sėdi namuose, nes karšta. Bet vasara. Reikia pasidžiaugti ir vasarą. Einam pažiūrėti, kaip mūsų gaidelis. Bailiukas dar biški. Morką valgo. Taip, o jūs susidraugavote su gaideliu savo? Jau draugės? Nu, paskui ko nors atnešim arba eisim kiaušinių surinkti. Tai pasižiūrėsim. Dabar einam, kol mažoji leidžia, kol aukselis leidžia, pasidarysim viską sriubai. Ai, kad pietus būtų atlikti, padaryti. Šiandien ryte kepėm blynų su moliūgais. Tai va, tokie tie reikalai kaime. Žinam gerybės. Vyksta gerybiuski. Nerinkom dar šiandien kiaušinių, eisim rinkti kiaušinių. Miglė, kiek čia agurkų yra? Tu matai? Žaidimą surask Kristina. Kur Kristina? Gal čia? Nėr Kristinos. Čia? Nėr. O Jėzau. Atidara, palikau, išbėgo vištus. Put. Nu viskas paput. Neapsugausim. Kiek seniau vištas atidarydavom, tai reikėdavo jas suvaryti, kad jos išeitų į lauką. O grinai dabar toks jausmas, kad vieną kartą buvo atsidarę, kai buvo po lietaus, tai gal pajuto, ar ten kokius sliekų ar kirminukų rado, ir dabar atidarai duris, tai spėk pagaut. Taip išbėga, ir jeigu kokia nors viena nueina į kraštą, tai tu jos, jeigu atsiskiria, tai tu jos ten niekaip nepagausi. Oi, nu jau yra mandros tos vištelės. Tikrai, va seniau į lauką dar išginti reikėdavo, o dabar tai jau šakės kaip nori jos į tą lauką. Tai vakar gavom iš, žodžiu, dėl tos paramos laišką. Gavom su milijonu klausimų, su milijonu prašymo patikslinti nuo to, kiek mes ten per metus žadame išnaudoti elektros su savo projektu, iki, nežinau, ten visokių, kad norim mes sodinti gervuoges, norim tverti tvorą,
aplink tas gervuoges, kad nenueitų ten, tarkim, gyvūnėliai mums jų nuvalgyti, nes su svarainiais, tai mes baisiai vargom. Labai ten bijojom, kad ir zuikiai nuvalgys ir visa kita, nu tai žodžio, gervuogę žadam aptverti. Tai liepia planą, liepia komercinius pasiūlymus. Šiaip ką planuojam pirkti, visko prašo komercinių pasiūlymų. Nu neplanuojam mes tos tvoros kažkaip pirkti iš kažkokių ten užsakovų. Planuojam patys tvertis tą tvorą, nežinau, nuvažiuoti, pažiūrėti, kur geriausios kainos ir nusipirkti. Bet ten tų punktų ir tų klausimų tai gal 20. Tai vakar sėdėjom tokių, kur mes ten daug ko nežinom atsakymų. Nes, nu tiesiog nežinom. Tai vakar sėdėjom, sprendėm, šiandien sakėm, skambinėsimės visiems, kas ten tiekia tuos dalykus, ką mes ten norim pasidaryti, klausinėti visokių patarimų, visokių, kad jie mums papasakotų, kaip ten kas. Žodžiu, pasiruošimo reikia. Nu, mes dar negavom tos, bet kad viskas čia gerai praeitų, tai turim viską papasakoti. Kaip ką darysim, turi būti aiškus, smulkus planas. Nu tai iki smulkmenų visko reikia. Tai va, tai to darbelio nusimato, šiandien sakėm, nieko, sėdėsim visą dieną ir tvarkysim tą projektą jaunojo ūkininko reikalėlių. Žodžiu, tam projektui pareikalavo, kad sufotografuotumėm visus pastatus, kurie dalyvaus mūsų tam projektą. Kur mes ten laikysim tuos produktus, kaip mes ten ką išdėliosim, žadam turėti liofilizavimo aparatą, kur mes įdėsim. Žodžiu, nubraižyti visą planą. Tai dabar važiuojam fotografuoti, liepia ir sufotografuotos pastatus. Žodžiu, važiuojam tvarkyti dokumentų. O čia bus moliūgų sandėlys. Žodžiu, planuojam auginti moliūgus. Be gervuogių. Dar planuojam auginti ir kitus dobilus, ir bites auginti, ir šalavijų, žoleles visokiausias. Reikia eiti kiaušinių surinkti. Žodžiu, tiek sėdėjom atsakant į tuos visus klausimus prie jaunojo ūkininko projekto, kad dabar yra 6 valandos. Visą dieną, vakar visą vakarą sėdėjom, šiandien visą dieną, nes reikėjo skambintis, klausti apie ten galingumus, aparato, apie kilovatus, apie, žodžiu, viską. Einu kiaušinių surinkti, šiandien dar nebuvau. Tai vyras surinko kiaušinių šiandien. Kur kiaušiniai dingė? Vienas liko. Rimtaigi šiandien surinko, pamiršau. Ir buvo vieno trūko, sakiau, kur tas vienas kiaušinis. Na tai va, atėjau tą vieną kiaušinį. Tiek išsibalamūtinau aš nuo tos paramos, nuo tų visų raštų rašymo, kad pamiršau. Nors kai kiekvieną dieną renki, tai nesuprasi, kurią dieną rinkai, kurią dieną nerinkai. Žiūrim vienas į kitą su gaidžiu. Tas duris, jeigu netyčia palieki atidarytas, tai vištų nebepagausi. Eikit, už. Vištom, žodžiu, parinkau agurkų šiek tiek. Kibirą. Nu, yra ir mažesnių, ir didesnių. Yra jau tokių, kur, žodžiu, viską nusau truputį prisiskyniau į namus. Bet į namus skaniausia, kai ateini ir kiekvieną dieną iš naujo nusiskini. Dar reikia vynuogių nuskinti, nes yra jau tokių supuvusių nieko gero. Tai reikės nuskint, nunešti vištom, nes jeigu palieki supuvusias, tai aišku, nuo jų pūna ir kitos. Tai va, nu, čia tų agurkų tai netrūksta. Vieni mažesni, kiti didesni, bet jau tokie visi eina labiau į peraugimą, negu kad mažyčių dar būtų pilna. Jau man atrodo eina jie į pabaigą. Tai vat, nešim vištelėm dabar. Dar čia salotų buvo, nu bus irgi vištelėm. Labai gerai va taip po siuntų pakavimo ateit truputį pakeisti aplinką ir įsižemint. Prie augaliukų pabūti. Kažkaip norisi, va jeigu ilgiau kažką darai, tai paskui norisi prasipūsti, kaip sakau, išeiti į lauką. Nu va, atnešėm salotų. Taip, vištelėm, važiuojam, duosim salotų vištelėm. Paskui atnešim agurkų, dabar salotų.
Nu, laukia jos, jėtus varė. Va. Nu, truputį pakarpiau aš tas vynogės. Nu, vienos baisesnės, kitos atrodo nieko, bet, nu, jeigu jos jau glaudžiasi, nu, pavyzdžiui, va čia, nu, jau yra viskas. Va, ir štai jau reikia iškirpti, nes nuo jos pūna kiti. Oi, tik reikia nenusivers kažkaip. O, žodžiu, jau šitą yra kapėts. Nu, ir čia jinai. O, tiesiai į kibirą pataikiau. Gerai, nešam dar ir vynuogių vištelėm. Put. Va, kokių puviekų. O jie to kokių puviekų yra. Nu, skanaus. Skanaus. Nu, kiek va jau išlesa tos agurkus. Va, per kiek čia kelias minutės, kol vynuogių pririnkau. Kaip atrodo siuntos smilkalų, tai čia yra dalis, joms dar visoms trūksta etikečių, nu žodžiu, lipduko, kad išsiųsti, bet yra į vidų viskas supakuota. O čia yra kita pusė siuntų, šitos jau yra supakuotos, suklijuotos visos ir laukia, kada bus išsiųstos. Tai vat, gavosi apie 100 siuntų, tai tiek pavyko šiemet pagaminti smilkalų. Dar kažkiek bus likutis, bet šiaip jau bus viskas šiem metams. Ir vėl viena višta vaikšto lauke. Reikia ją pasižymėti, nes čia tikrai ta pati višta. Ir kaip jinai išeina į tą lauką. Bet visos viduj, o tą vieną jau šiandien vieną kartą pagavom, įmetėm atgal ir vėl jinai laukia. Nu, čia kažkoks naujas jos prikolas. Ką tu čia veiki? Reik kameras atsisukti, pasižiūrėti, kaip jinai išlipa. Grinai, man atrodo, kamerai turėtų matytis. Ką tu čia veiki? Na, žodžiu, visos tupi irgi nesupranta. Jo, galvojom, kad čia šitas kalnas pasidarė, privežė ir gal per tą kalną kažkaip užšoka ant ten ir tada jau nušoka. Tai reikia nukast kalną. Bandysim kirpti sparną. O tiesiog taip ir kirpti? Jo. Jei neskauda, ne? Jinai nejaučia plunksnų. Žiūrėsim, ar padės. Nes pagal idėją turėtų dabar nebemokėti skristi. Apėjom visus šitos aplinkui, nu kad nėra niekur pralyst galimybės ir jeigu jau viena pralystų, tai lystų kitos irgi paskui. Tai jinai grinai išskrenda. Na, žiūrėsim. Kažkaip skausmingai atrodo, bet tai faktas, kad plunksnų neskauda. Pakirpom višteliai sparnelį. Tai pradės šitam pastate darbus. Norėsim įrengti tenai kambarių šito pastato. Tai pirmas dalykas, ką darys, tai nuo stogo, sakė, reikia čia viską nukrauti. Vietu. Reikia čia nepersiversti belipant. Oi. Nu, žodžiu, čia tie spaliai, ar kaip jie vadinasi. Tai va ten kiek jų daug. Tai va, reikia, žodžiu, čia viską išmėžti iš čia, išnešti, kad čia nieko nebeliktų. Ir ten vidu irgi viską neša. Oi, čia irgi viską išnešė. Žodžiu, visur daiktų išnešimas. Visur vyksta tvarkymasis. Tos dvi paskutinės durys. Ten įrenginėsim kambarius. Nes mes mažąją namuose, nes laukia lietus, o jau matau, vyksta darbai garažiuke. Kai tik toks oras, darbai nestovi.
Tai vat, tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą savaitę. O kitą savaitę laukia mūsų dukrelės krikštynos, daug kelionių, daug reikalų, tai bus įdomu.